Labadiena visiems mūsų YouTube su Žalgirio kanalo žiūrovom. Šiandien, kai jūs žiūrėsit, sukanka kaip tik 20 metų, kai mūsų valstybė tapo NATO alijanso nare. Ir šiandien prie šito stalo prisimintos įvykius, tai pasikvietėm tuo metu Lietuvos valstybės vadovą Artūrą Paulauską ir pirmąjį mūsų po nepriklausomybės atkūrimo krašto apsaugos ministrą Audrių Butkevičių. Tai vis tik tai, Artūrai, gal pradėkim nuo jūsų, nes dabar labai dažnai mūsų tie dešinieji, taip pat konservatoriai, kažkaip visą tą NATO, visą gynybos dalykus jie tempia visada į save, jie komentuoja, lyg tai su jų čia vienu žodžiu dideliu postumi buvo įvykdytas tas dalykas, bet kaip dabar atgaminu, tai vis tik tai pirmasis mūsų atkurtos nepriklausomybės prezidentas Algirdas Brazauskas buvo tas, kuris parašė prašymą į NATO. Ir tada, kai jūs vadovavot valstybei, buvot Seimo pirmininkas, laikinai ėjot prezidento pareigas, tik 8 konservatoriai buvo. Tuo metu mums stojant į NATO, Europos Sąjungą, šitam Lietuvos Respublikos Seime ten yra mažuma, vis tik tai kita valdanti dauguma atvedė mūsų valstybę į šitą Šiaurės Atlanto sąjungą. Tai pačios pirmos mintys, kada prisimenant šią datą ir visą, kadangi vardinom taip viltys, realybė, tai vis tik tai kokie prisimenimai kyla. Visų pirma, aš pasakyčiau, kad savintis kažkam tai ar asmeniui, ar partijai visiškai nederėtų to, nes tai buvo, aš pasakyčiau, visų darbas. Netgi ir tie, kur oponavo, irgi turbūt savotiškai padėjo daugam apsispręsti. Jeigu imti jau labai istoriškai ir pagal datas, tai iš tikrųjų pirmasis buvo Brazauskas, kuris kreipėsi į NATO generalinį sekretorių su paraiška stoti, bet po to ir LDDP buvo Seime, ir konservatoriai su krikščionimis buvo taip pat 96, 2000-aisiais. Kitaip sakant, visi kažkokį tai darbą darė ir, pavyzdžiui, 99-ais buvo patvirtintas planas. Mums teko garbė, reiškia, 2000 metais iš esmės vykdyti tą planą. Aš galiu pasakyti, kad tuo metu mes siekiam dviejų, reiškia, tikslų – tapti Europos Sąjungos nare ir NATO nare. Todėl man kaip Seimo pirmininkui labai daug buvo vizitų, kelionių, susitikimų su įvairių Europos valstybių parlamentų vadovais, prezidentais, premjerais. Tai pirmais metais reakcija buvo tokia, kur jūs lendat? Europos Sąjunga, taip, jūs turbūt įstosit, bet apie NATO tai jūs negalvokit, nes čia tikrai kelias yra ilgas ir jums nelabai čia kažkas tai šviečiasi. Aš prisimenu, Paleckis buvo tuo metu Didžioji Britanijoje mūsų ambasadorius. Šiuo atveju jūs turite omeny. Tėvas. Tai man nuvykus į Londoną, jis gavo susitikimą su Blairo patarėjum, nacionalinio saugumo klausimais. Tai tada, tas patarėjas pirmą kartą pasakė, kad galbūt jūs ir galit būti pakviesti. Tai Paleckis, aš atsimenu, išėjo, sakė, koks pasisekimas, kokia, sako, sėkmė, kaip taip, sako, išgirdom tokius žodžius. Aš kažkaip tai taip gal nesureikšminau, jo labiau, kad po to mes kitą dieną susitikom parlamente su nacionalinio saugumo ir gynybos ten komiteto nariais. Tie kalbėjo daug paprasčiau ir tokia perspektyva mums piešia, bet niekada nepamiršiu kito susitikimo Vokietijoje, kai priiminėjo mus jau parlamento pirmininkas ir atskirų frakcijų vadovai buvo atėję. Tai buvęs užsienio reikalų ministras, toks, reiškia, Joškė Fischeris, jis tiesiai pasakė,
užmirškit. Aš su Putinu, sako, pirty, reiškia, ne kartą maudžiausi. Aš į Maskvą važiuoju labai dažnai. Užmirškit ir niekad jūs nebūsit NATO nariais. Tai tada buvo Juknevičienė mūsų delegacijai, Karosas, Kirkilas. Mes kažkaip net sutrikom, kai taip kategoriškai tada vis tiek jis nebuvo kažkoks eilinis parlamento narys, buvo frakcijos vadovas, partijos vadovas, žaliųjų berods. Žalesis ir buvęs užsienio reikalų ministras, ar tuo metu dar buvęs, aš bijau suklysti. Nu, kitaip sakant, įvairių nuomonių buvo ir daug skepsio buvo. Ir ar mes tikrai būsim pakviesti, nu, visą laiką buvo didžiulė abejonė. Ir vat tos kelionės, tie susitikimai, tie kalbėjimai, bet svarbiausią darbą mes turėjom padaryti Seime. Priimti įstatymus, priimti teisės aktus, kurie, nu, buvo kažkiek tai paminėti ir visą laiką atvažiuodavo senatorių, kongresmenų delegacijos, kurio žiūrėjo, kaip mes veikiam tą kryptimą. Nu ir aišku, jau, kaip sakyti, vyšnia ant torto, tai buvo 2004 kovo 10 Seimas, kur mes priėmėm įstatymų, patvirtinom, reiškia, šitą mūsų prezidentas teikė ratifikavimui šitą dokumentą ir mes įstatymų patvirtinom. Praktiškai įstatymų ratifikavom. Aš dar šiandien paskaičiau stenogramą prieš eidamas į šitą pokalbį. Keletą žmonių buvo tokių prieš, ten kalbėjo, bet kalbėjo argumentuotai, kalbėjo, reiškia, nepiktai. Aš dabar per tiek laiko, 20 metų skaitydamas, po 20 metų, matau, kad gera diskusija, kalbėjo 4 už, 3 prieš, bet balsavimas buvo, aišku, totaliai už, 100 su virš, paskiau dar ten keli atsiliepė, kad ne taip mygtuką paspaudė. Tai ir kas įdomu, kad 77% Lietuvos gyventojų pagal sociologinę apklausą taip pat pritarė. Tai aš galvoju, kad čia buvo tikrai geras sprendimas, teisingas sprendimas ir kaip šiandien mes matom, mes esam saugesni. Mes saugesni vieni, mes būtumėm turbūt visai kitokios nuotaikos šiandien ir vargu ar mes pajėgtumėm gintis. Gerbiamas Audriau, dėl tos diskusijos, kaip atsimenu, jūs kaip pirmasis krašto apsaugos ministras, kuris padarė pagrindus kažkokiai tai baziai mūsų pasiruošimo. Ir ten tose porą būtų tokių klausimų iš mano pusės. Vienos pusės tuo metu lyg tai buvo laikymasis, tie žmonės, kurie, kaip priminė Artūras Paulauskas, kalbėjo apie mūsų neutralumą. Tokį išlaikymą, nelysti jokius ten, vienu žodžiu, derinius tarptautinius, nes vis tik tai prisimenant, kad mes stovom ir Europos Sąjungai, ir NATO, tai vis tik tai už NATO buvo daugiau norinčių ir matančių čia per visą tą istoriją kažkokią tai gynybą. Iš kitos pusės, ką Artūras susiminė, kad kitų tarptautiniam kontekste ir tam tikras pasiruošimas mūsų ginkluotų pajėgų tapti NATO dalimi. Nes vis tik tai reikia pripažinti tą, kad kai jūs buvot kūrėjas tos krašto apsaugos ministerijos, vis tik tai prisimenu tuo metu diskusijas, kalbas įvairius ten, vis tik tai dėl Latvijos ir Estijos buvo daugiau klaustukų negu dėl Lietuvos. Lietuva kaip ir buvo daug aukščiau pažengus į priekį toj krašto apsaugos sistemoje, toj gynybos rytyje pasiruošimų prie NATO standartų negu Latvija. Tai netgi buvo sakoma, kad Lietuva tarsi garvežys tempia tas kitas dvi mūsų Pabaltijos sesės į šitą NATO. Bet pačio matymai ir... Ja, bet gal aš pradėsiu nuo paskutinio pono Paulausko sakinio, kai jis paminėjo, kad būdami NATO mes tapom saugesni. Aš norėčiau pasukti klausimą taip, kad jeigu mes tos 20 metų būtume sąžiningai atlikę savo kaip NATO nario pareigą, tai žinoma, mes šiandien būtume žymiai saugesni. Tai galima pasakyti ne tik tai apie Lietuvą,
Tai reikėtų pasakyti praktiškai apie bet kurią Europos valstybę, įskaitant ir Vokietiją. Ypač Vokietija, kuri būdama tikruoju Europos garvežiu per Angelos Merkel valdymo laikus praktiškai sunaikino Bundeswehr ir teikė savo naujosios technologijas Maskvai, puikiai suvokdami, kad tai yra vienas iš pagrindinių NATO priešininkų. Panas Paulauskas pasakoja apie Joškos Fischerio įdomias kalbas, bet čia reikėtų paminėti ne vien jį. Daug tokių buvo Vokietijoje, kurie pakibę ant Rusijos dujų kabliuko metalų iš esmės mūsų saugumą pardavė. Turime ne tik Lietuvą, bet Europos saugumą, kas šiandieniniam kontekste puikiai matosi. Tai čia toks apibendrinimas žvelgiant į šią dieną. Bet grįžkime atgal. Ir pats kolega iškart paminėjai tam tikras Lietuvoje vyravusias nuotaikas link neutraliteto. Ir kaip nebūtų keista, bet šiandien tie, kurie labiausiai šaukia apie NATO, tai tie 91 pabaigoje, 92 metų pradžioj buvo už neutralitetą. Visa šitą kompaniją su Landsbergiu, Juknevičiene ir visais kitais priešakyje, jie įsivaizdavo, kad Lietuva turi būti neutrali teritorija, kad tai turi būti zona be atominio ginklo, be užsienio valstybių bazių, be dalyvavimo NATO kaip valstybių sandraugoje, kuri turi aiškias gynybinės tendencijas. Ir visa ta jų nuotaika išsiliejo net į tokią keistenybę, kad 92 metų pradžioje man teko kviestis į Lietuvą NATO generalinį sekretorių Manfredą Wernerį, kuris čia atvyko kartu su didelė NATO delegacija, tam tarp ir su žmona. Ir tai buvo pirmas NATO generalinio sekretoriaus vizitas ir į rytų Europą, ir į buvusias TSRS teritorijas. Tai, kaip suprantat, gynybos ministras nėra aukščiausias pagal rangą valstybės pareigūnas. Bet man teko kviestis generalinį sekretorių todėl, kad visi šiandieniniai NATO šalininkai atsisakė tą daryti. Suprantate, nekvietė nei aukščiausios tarybos pirmininkas, nei ministras pirmininkas, nei užsienio reikalų ministras, kuriems tai būtų labiau priklausę. Aš apie tai papasakoju tik tai norėdamas pailiustruoti tą situaciją, kuri buvo 91 pabaigoje, 92 pradžioje. Bet eikim toliau. Iš tikrųjų, bent jau mums dirbusiems saugumo ir gynybos srity, buvo visiškai aišku, kad tik tai mūsų dalyvavimas NATO pilnoje apimtyje, jis gali padidinti mūsų saugumą ir duoti tam tikras saugumo garantijas. Ir teko vykdyti daug tokių sudėtingų batalijų. Visų pirma, saviškių tarpe. Ir kaip nekeista, bet tą paliudija ir panas Paulauskas, kur kas mažiau buvo problemų su atėjusiais 92 metais į valdžią LDDP, negu su pono Landsbergio komanda. Kadangi tai yra toks lygtai ir orientuotas į prisiminimus, susitikimas, tai aš papasakosiu, jog LDDP laimėjus rinkimus ir jau jiems susirinkus į pirmąjį posėdį Seime, aš tuo metu buvau kaip tik tai Briuselyje, NATO, ir sėdėjau generalinio sekretoriaus kabinete. Mus su Manfredu Werneriu siejo tokia labai jauno žmogaus, kokiu tada aš buvau, 30-mečio, ir labai patyrusio politiko, buvusio karo lakūno, tokia, sakykime, norėčiau pasakyti netgi draugystė. Ir jis man sako, žiūrėk, pasikeitė valdžia, kas dabar bus toliau. Man tai sako, ar aš galiu iš jūsų paskambinti. Aš imu telefoną ir skambinu. Skambinu pas Brazauskų į kabinetą, o ten sėdi Kirkilas. Ir aš jam sakau, Kirkilas tada jau pretendavo į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, tada į pirmininko pozicijas.
ten paskui, žodžiu, Jis ir tapo. Jis ir tapo, bet jis buvo, reiškia, tiesiog jau šitoje temoje. Ir aš jam sakau, aš sėdžiu pas Manfredą Wernerį dabar ir manęs tiesiai klausia, ar Lietuvos politika keisis. Sakau, aš įrodinėju, kad nesikeis, bet aš nesu, reiškia, daugumos atstovas. Ar tu gali, reiškia, pasakyti? Ir ten šurmulys, reiškia, Kirkilas ir Brazauskas atsidė, ir aš girdžiu, kaip Brazauskas sako, pasakyk jiem, kad mes tęsiam liniją link NATO. Man yra tokių brazauskiškų kietų tonų, jis kalba su Kirkilu kaip su instruktorium CK. Ir, žodžiu, toks, ir Kirkilas, mes visi tais laikais kalbėjom tokią, žinai, nesušukuotą anglų kalbą. Ir Kirkilas sako, reiškia, į telefono ragelį, kad aš esu pas prezidentą kabinete ir prezidentas sako, ne, tada ir Brazauskas nebuvo prezidentas. Jis buvo aukščiausios tarybos prezidentas. Ne, Seimo. Seimo. Nu tai, reiškia, na, žiūrėjau, parlamento pirmininkas. Po konstitucijos. Ja, po konstitucijos. Ir jis patvirtina, kad reiškia, šiandieninis valstybės vadovas sako, kad Lietuvos pozicija nesikeis. Spant, ir toliau aš galiu pasakyti, kad ten žinoma buvo tarp tų LDDpistų tam tikra komanda su Petkevičium, Gaška, žodžiu, Pronskus. Jo, Pronskus. Ten tokia labai keista kompanija, kurie bandė visai tą klausimą torpeduoti. Bet kaip nebūtų, reiškia, bent jau man keista ir įdomu, Brazauskas užėmė labai kietą poziciją ir ten Paleckis labai efektyviai dirbo šito klausimu ir praktiškai mes daug bendradarbiavom, kad laiškas Brazausko, reiškia, generaliniam sekretoriui apie Lietuvos ketinimą stoti į NATO būtų pasirašytas. Ir aš to pasakysiu, kad tas Brazausko pasirašytas laiškas, jis buvo netikėtumas pačiame NATO. Tai, kad aš skambinu ir perspėjau ir sakiau, kad toksai laiškas ateina, stovėkit, jūs reikia ir gaudykit. Tuometinis NATO generalinio sekretoriaus patarėjas Rytų Europai buvo toks Chrisas Donnelly. Jis puikiai koordinavo šitą procesą. Tai jis sako, taip, mes laukiam, viskas tvarkoj, bet kai laiškas atėjo, tai buvo pirmas laiškas iš buvusios TSRS teritorijos apie stojimą į NATO. Ir šitie žmonės NATO, jie suprato, kad štai tai yra tas momentas, kai pasaulis keičiasi. Kai reiks priimti sprendimą. Ir jeigu NATO yra atviras visiems, jeigu NATO iš tikrųjų yra ištikimas savo principam, tai štai tas momentas jisai atėjo. Čia dabar vėl norėčiau, Artūrai, jūsų nuomonė, vis tik tai jūsų Naujosios Sąjungos tuo metu ministras buvo Antanas Valionis, užsienio reikalų ministras, kuris ir atliko ten tokį labai didelį darbą važiuodamas tuo metu, tiek čia, kas lietė mūsų Europos Sąjungą, bet šiandien kalbam apie NATO ir čia nesenai prie šitos salos sėdėjo Vilius Kavaliauskas, kuris susiminė, kad Antanas Valionis yra trečias po Adamkaus ir Brazausko, kuris turi daugiausia tarptautinių apdovanojimų, kaip tik jo veikla būtent tuo metu. Ir šitas įtakojo, kad labai daug tų vizitų, labai daug mūsų valstybės derinimų. Ir man vėl grįžta prisiminimai jau tam paskutiniai stadijoje, kada buvo vėl grįžtam prie mūsų tų konservatorių, kada teko, atsimenu, ir Rasė Juknevičienė dažnai šnekėdavo, štai čekai įstojo į NATO, pas juos iš karto ekonomika. Ir man po kiek laiko dirbant Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje, aš klausiau pas čekų delegaciją, ką jūs tokio padarėt, kad mes NATO nariai, bet nėra tokio šuolio, kaip jūs padarėt. Tai kad sako, pas mus
augo ta ekonomika, bet nieko bendro su NATO tas neturėjo. Tai aš vėl apie tą blefavimą, apie tas melas einantį iš konservatorių pusės ir vis tik dar va tų tokių, kad jūsų komanda, vis tik tai jūsų vadovaujamas Seimas tuo metu padarė tą juodą darbą ir kada dabar sakau, nustumė ir vėl tie mušasi, man va tie dalykai visą laiką, šiek tiek erzina ten yra, kad tai... Gal tiesiog nekreipdėmėsi, čia tokie žmonės, kad jie nori būti tuo reiškia vėliavnešiai visi, Juknevičienė, ten dar kokie. Iš tikrųjų, Valioniui, tai kaip užsienio reikalų ministrui tuo metu buvo didžiulis darbas, nes tuo pačiu ir į Europos Sąjungą stojom ir į NATO, tai jis ten yra man pasakojęs, kiek būna, reiškia, valandų jisai ore, nes iš vienos valstybės krenta į kitą, iš vieno susitikimo į kitą, tai krūvis tikrai buvo didelis. Bet kaip ir sakiau, tie pokalbiai, tie mūsų, reiškia, bandymai paveikti, gal ir gerai, ir juos reikėjo daryti, bet jeigu mes nebūtumėm čia dirbę darbo, jeigu nebūtų kariuomenę kūrę, jeigu nebūtumėm įstatymus priminėję, jeigu nebūtumėm demonstravę, tai pagaliau su žmonėm kalbėję, kad būtų palaikymas iš visuomenės, nieko nebūtų. Ir prisiminkimgi, buvo nedidelė grupelė žmonių, kurie net referendumui bandė tą klausimą kelti ir nieko nesurinko parašų. Tas pats Pavilionis paskiau, kai reikėjo gražinti lapus, jis nuslėpė tos lapus, negražino ir aiškino, kad jie kažkur tai dingo. Tai taip tą istoriją ir nutylė. Ar gal jis nenorėjo, kad matytų tų žmonių pavardės, kurie pasirašė, bet tų lapų negražino į VRK. Tai nepavyko tas bandymas į referendumą klausimą kelti, o kad konservatoriai visą laiką save kaip kovotojai prieš Rusiją, kaip užtikrinantis mūsų visų, reiškia, saugumą, kad tik tai jie gali apginti. Tai man atrodo, kad jau ta viena karta jau nueina, kita karta ateina, bando perimti tą retoriką ir jau atrodo juokingai. Nes tie, reiškia, žmonės, kurie 90 metais dar mokykloje mokėsi, šiandien pradeda tai pačiais žodžiais kalbėti, nužiūri į juos ir juokas ima. Tai nei tu sausio 13 matei, nei tu ten kokį pučą pragyvenai, tu šiandien gali ką nors patarti, pasakyti. Tiesiog jie tiesiog nesuranda kitos temos. Aš tiesiog noriu pailiustruoti tai, ką pats sakai. Tuo metu sausio 13 vieną šiandien nelabai aktyvų ministrą mes išvežinėjom slėpti į elektrinus. Suprantate, tai gali įsivaizduoti. Čia paslaptis valstybinė, kad pavardės nebinut. Tiesiog, tas žmogus nieko nekaltas dėl to, reiškia. Bet aš tik noriu pasakyti, kad jų bandymas visur pripiršti savo išskirtinius nuopelnus yra, kaip Artūras sako, labai juokingas ir tam tikrą prasme nešvankus, kaip ir jų pavadinimas Tėvynės sąjunga. Lyg tai tėvynė tik jiem priklauso, to visi kiti kalės vaikai būtų. Ir dar prisiminkim, jeigu jie tokie buvo dideli patriotai ir tikrai stengiasi to tikslo siekti, tai kam išvedinėjo į mišką, kam čia darė visokias nesąmonės, reiškia, kodėl reikėjo, reiškia, tiek laiko, pražuolės sprogdė, visokius dalykus. Jiems mažiausiai, suprantat, žodžiai ir darbai skiriasi, kaip dieną. Gerai, bet grįžęs. Mes abudu puikiai žinom, jog pralaimėję rinkimus ir pasėdėję ant opozicinės duonos, jie sugalvojo torpeduoti ne ką kitą, o galimybę tęsti LDP darbą ir bandė daryti priešlaikinius rinkimus. Gerai, kadangi yra negabus, tai viską padarė. Bet šiuo atveju grįžtant prie temos, vis tik tai, Audriau, jūs neatsakėte į mano pirmą klausimą, kad aš paminėjau, kad vis tik Lietuva pagal savo krašto apsaugos parengimą buvo aukščiau už Latvius ir Estus. Nenorėjau savo uodegos kelti. Čia ne pačiam uodegos, kadangi jau laikotarpis buvo po tavęs, tavo tik pradžia padaryta. Kur tu matei va tą karinį tą privalumą? Aš pačiam galiu pasakyti, kad skirtingai, gal pradėkim nuo to, kad 90 metais Lietuvos krašto apsaugos departamentas
išlaikė, tai savo pinigais mokėjo Latvijos Estijos žvalgybas. Ir tai mes buvom gerokai toliau į priekį, nes iki pat 91 metų rugpjūčio pučo nei Latvija, nei Estija gynybos vadovaujančių struktūrų neturėjo. Ir viskas tenai sukosi tokiam savanoriškam lygmenį, aplinkui, reiškia, jų parlamento nacionalinio saugumo komitetus. Taigi mes praktiškai turėjome metus laiko, per kurias mes gerokai nužygiavom į priekį. Kalbant toliau apie kitus dalykus, tai mes pirmieji sukūrėm reguliarios kariuomenės pradmenis, tai Lietuvoje tai buvo mokomasis korpusas, jo pagrindu buvo kūriama geležinio vilko brigada, mums trūko stipriai karininkų, tai mes koncentravom, reiškia, valdymą brigados ten vienoje struktūroje. Bet tos užuomazgos, kurios savyje talpino ir karo prievolininkus kaip po tokius, jos davė labai daug. Tu sakai apie 90, sakykime, kokią krašto apsaugą aš palikau. Tai buvo sausumos kariuomenės pradžia, tai buvo 8 batalionai. Jau bazė, kurios galėjo. Tai buvo 8 batalionai ginkluoti lengvų šaulio ginklų, turintis savo transportą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mes turėjom Lietuvos karo laivyną. Karo laivynas turėjo 2 fregatas. Tos 2 fregatos tai buvo pagal NATO klasifikaciją Grisha 3, mažasis priešpovandeninis laivas. Ir turėjom dar keletą mažų laivų, skirtų išminavimui ir kitom aptarnavimo funkcijom, pasienio apsaugos funkcijom. Tai šiaip ar tai 2 pilnakraujės fregatos turinčios neribotą plaukėjimo teritoriją leido mums dalyvauti įvairiuose NATO manevruose ir mes visur dalyvavom. Čia eina kalba apie situaciją iki 93 metų rugpjūčio. Mes jau atstovavom save kaip jūrinę valstybę, nors tuometinės vyriausybės pjaustė Lietuvos žvejybinius laivus kaip pasiutę. Taip pat mes turėjom Lietuvos aviaciją. Mes turėjom 2 mokomuosius lėktuvus L-39. Mokomasis naikintuvas. Negazdink. Taip, tai buvo 2 mokėmėjai naikintuvai, paskui buvom įsigiję dar 2 ir mes ruošėm savo pilotus. Toliau krašto apsaugos sistemos pilotų ruošimo pagrindu buvo sukurtas nekas kitas kaip aviacijos institutas, kuris perėmė, reiškia, daug gynybos sistemos įdirbių. Mes turėjom 4 malūnsparnius, helikopterius. Mes turėjom visiems parengtus pilotus. Taip, kad kalbėt, kad tai buvo tik tai užuomazga, žinoma, taip ir yra, bet ta užuomazga atrodo visai neprastai. Ir sieną dar statė. Be abejo, mes turėjom pasienio apsaugos tarnybą su 2000 žmonių. Gerai. Leisk dabar savigyros tekstą, kad kai LDDP paėmė valdžią ir ponas Šleževičius tapo ministru pirmininku, žinoma, vyriausybėje kilo klausimas, o kągi šitas velnias Butkevičius ten daro? Nes nuo pat pradžios mūsų valstybės susikūrimo taip niekas per daug stengiasi ir nekišnosias į krašto apsaugos sistemos veiklus. Tai aš jiems sakau, tiem LDDP-nėm, sakau, vyrai, tai jūs sudarykit komisiją ir mes jums parodysim. Į komisiją, žinoma, ten įėjo ir parlamento nariai, bet pagrindė buvo vidaus reikalų ministerijos žmonės. LDDP labiau pasitikėjo vidaus reikalų ministeriją. Liubertas vadovavo tada, Petras šitai komisijai. Tai kas nori, gali pasikelti šitos komisijos ataskaitą darbo. Ir tada pasidarys aišku, kodėl mes ganėtinai sparčiai žygiavom į NATO. Nes jau buvo su kuo kalbėtis. Atvykstantis, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiai, pajėgų dislokuotų Europoje kariškiai, jie jau važiuodavo pas mus, jie jau, kaip pasakyti, užuodė tą patį karišką kvapą. Mes jau siuntėm savo karininkus mokintis į West Pointą. Įsivaizduoju, koks tempas buvo. 91 ten rugpjūtyje mes išsiveržėm ir tampam nepriklausomą valstybę patvirtinti, o 93 pradžioje vykstančiuose manevruose jau vienam batalionui
vadovauja karininkas, pabaigęs West Pointe per metus. Mūsų karininkas. Rimas Baltušis. Artūras turi prisiminti šitą karininką. Ja. Gerai, bet šiuo atveju, besiklausydamas, kadangi čia Audrius pasakė, leis pabaigti girtis, tai aš, kadangi dar gyvenu tom nuotaikom, pokalbėjau su Vilium Kavaliausku apie valstybinių apdovanojimų parodą, tai dabar tiesiog sugalvojau minties, kad tiek Artūras Paulauskas, buvęs valstybės vadovas ir pirmas prokuroras, tiek pats Audrių valstybinių apdovanojimų neturit. Šiaip jau ten yra. Tai kas čia per paradoksas, kadangi vienas didvyris tik tai Lietuvoje yra. Mudu su Artūru buvom tokiose pozicijose, kuriuose vienintelės buvo po smūgių. Suprantat, žiūrėk, koks dalykas. Negali būti dviejų paralelinių prokuratūrų, jeigu tai yra viena valstybė, tai yra Tarybų Sąjunga, ir negali būti dviejų kariuomenių, jeigu tai yra vieninga valstybė. Mudu su juo iš karto atsidūrėm po smūgių. Ir iš karto tapom žmonėmis, kurie turėjo didžiausią konfrontaciją su TSRS. Jam iš karto paskyrė tokį prokurorą Petrauską. Alternatyvų, o pas mane tai buvo 40 000 alternatyvų. Čia dar reikėtų priminti, kad faktiškai buvom pirmieji, jeigu pasakykim, kad mes Lietuva, sakykim, išvedėm čia sovietinę kariuomenę iš savo valstybės, iš viso net socialistinio lagerio, tai vadinamo. Gerai, bet tikrai... Tai aš tik tai priminsiu, kai jau po pučio čia tas Petrauskas atsidūrė Lenkijoje reiškia kariniai prokuratūroje. Jis buvo iš karinės prokuratūros čia ir atvežtas. Ir mes su Lenkų, reiškia, prokurorais kalbėjom apie jo parsivežimą į Lietuvą. Ir jie ten gan ilgai svarstė, ar atiduot ar ne. Po to sako, klausyk, mums svarbiau, kad išvestų rusai savo kariuomenę. Sako, jeigu mes dabar tą Petrauską jums čia atvešim ar parduosim parvežti, tai sako, mes sustabdysim savo kariuomenės išvedimą. Visai teisingai. Gerai, bet... Tada... Tai leisk užbaigti tą mintį, ne? Aš nežinau kaip Artūras, bet aš buvau ir esu priėmęs nuostatą, kad jokio apdovanojimo aš nepriiminėjau. Kad mūsų faktinis valstybės vadovas tokia nuostata. Aš nemanau, kad, kaip čia tau pasakyti, kad iš šito žmogaus aš norėčiau kažką tai gauti. Aš jam norėčiau duoti. Gerai, bet kokiu atveju nesilaiko drausmės. Gerai, bet grįžtam prie mūsų temos. Šitos prie antros dalies norėčiau. Aš tikrai puikiai atsimenu, kad važiavau pas save į namus ir gavau skambutį, kad, žinai, sako, jau NATO lėktuvai Lietuvoje, kažkokia buvo tokia euforija, buvau Seimo narys, kad lyg tai ir mano nedidelis lašas prie tos didelės kažkokio tai darbo, dirbau saugumo komitete, yra, tai atsimenu, kad skambinu Varėnos merui, sakau, žinai, jau pas mus Lietuvoje jau yra NATO. Bet grįžtant prie dabartinės situacijos, kada jau tikrai ta geopolitinė situacija, Europoje turim karą, čia neaišku, kas tokie tektoniniai lūžiai, kas vyksta. Ir dabar mūsų buvimas, Artūrai, sakykime, tas NATO, jau čia, aišku, jau savaime, kad tas mūsų neutralumas, kurį kažkada tai siekė ten mūsų išvardinti, čia tikrai būtų mums buvę nieko gero. Ir dabar šitoje situacijoje, kaip reikia vertinti, ir užeina tos diskusijos, vis tik tai matom, kad tos Ukrainoje, tų diskusijų pilna viešoje erdvėje, kad jeigu mus pultų, ten vienu žodžiu, jeigu mūsų nepultų, ten yra iš dabartinės perspektyvos, kad kodėl NATO tokie nepuola Ukrainos, šito pat, ką mes dabar turim ir... Nepuola ginti Ukrainos. Nepuola ginti, taip. Makronas lyg sako, kad galbūt pasiūs savo karius. Bet aš galvoju, kad mes vis tiek, nežiūrintų kalbų, nežiūrintų gąsdinimų, nežiūrintų visokios, skirtingos kalbėsenos, vis tiek aš tikiu, kad NATO yra organizacija, kuri skelbia tą savo principą vienas už visus, visi už vieną.
Ir jeigu čia bando pasakyti, kad čia negins Lietuvos, kad čia neapginama yra Lietuva, kad čia sudėtinga, netikiu. Aš netikiu tuo, aš galvoju, kad ta organizacija yra rimta organizacija karinė. Kitas dalykas, kad šiandien tas, kas vyksta Amerikoje, tie visi vidiniai tokie ten, pasakyčiau, neramumai ir neiškumai, tos retorikos tokios, kad mes išeinam iš Europos, kad jūs čia neprisidedat prie savo saugumo, mes irgi jau nebegalim vien tik tai jumis rūpintis, yra ir kiti pasaulyje karšti taškai, verčia ne tik tai, kad finansuoti tą savo krašto apsaugą, kaip mes matom, iš tikrųjų, dabar jau šiek tiek sujudėjo, bet dar prieš kokį 10 metų, tai 2 procentus turbūt, aš nežinau, gal koks Liuksemburgas tik skirdavo, o taip tai, gal Didžioji Britanija, o taip tai nelabai. Prie didžiausių, davino, kad replikuoju, bet prie didžiausių Lietuvos patriotų buvusių gynybos ministrais Lietuvoje, Lietuvos gynybos biudžetas buvo vos ne perpus mažesnis negu reikalavo NATO standartas. 0,7 procentas. Kas norėtų suprasti. Taigi Lietuva buvo sąmoningai neginkluojama ir sąmoningai detreniruojama. Todėl, kai Trumpas ten padarė savo garsiuosius pareiškimus, kad tam, kas nemokės į NATO, pagal NATO reikalavimus numatyto pinigų kiekio į biudžetą, kad atsisakys valstijos ginti tokią valstybę. Tai žinoma, tas pasitarnavo tokiu šauniu spyriu į minkštą vietą, po ko šiek tiek visi pradėjo judėti. Čia kitaip nepasakysi. Aš, atvirai sakant, visada buvau skeptiškas Europos karinių pajėgų kūrimui, galvoju, kad čia nereikia išblaškyti jėgų, pinigų. Bet dabar galvoju, kad galbūt esant tokiai situacijai mūsų santykiams su Amerika, ir ten toje Amerikoje dar neaišku, kaip po prezidento rinkimų, kas ten laimės ir kokia politika bus, tai galbūt ir verta pagalvoti apie tam tikrą tokią, gal ne kariuomenę, bet apie tokias pajėgas, kurios greitai reaguotų į įvykius, kurie galėtų koordinuoti Europos valstybių karinės pajėgas į vieną kumštį. Kažką reiktų galvoti, nes kitaip mes galim likti ant ledo. Ir aš galvoju, kad NATO išlieka, aišku, pagrindinis mūsų garantas ir ta sutartis, aš įsivaizduoju, yra galiojanti tikra sutartis ir veikianti, bet, kaip visada mes matom, laikas. Labai svarbus yra laikas reagavimo. Ir kitą kartą čia Europoje tos pajėgos gali greičiau reaguoti. Aišku, čia yra šiandien dar amerikiečiai šitoje Europoje. Kitaip sakant, tas karinį tą visą planavimą ir karinį reagavimą, manau, kad reikia dabar atidžiai peržiūrėti ir sudėlioti. Sutinkamai su geopolitinė situacija, su lyderiais, kurie ateina, tų valstybių priekį stoja, nes šiandien neramu, 600 kilometrų vyksta realus karas ir kaip jisai, vieni sako, jau prasidėjo tas trečiasis pasaulinis, kiti dar sako, tik prasidės, bet ne vienas nesako, kad sustos, tai reiškia, mes turim prognozuoti ir planuoti, kad neužkluptų mus nepasiruošusius. Ir dabar dadėsiu, bet su vienu tam tikru klausimu. Šitas audio, dabar kaip galima daryti, kad valstybė, normali valstybė, jeigu mes save tokia laikom, likusi iki kadencijos pabaigos, tokioj tarptautinėje geopolitinėje situacijoje keistų savo krašto apsaugos ministrą. Geras, blogas, bet tu pamėgink, tu man atsakyk šalia to, kad tu nori. Ukrainiečiai netgi karo vado pakeitė pačioje... Bet ar čia gerai? Tai Zelenskiui gerai, nes... Ukrainai? O Ukrainai ne. Tai lygiai tas pats ir čia. Tavo klausimai jau slypia atsakymas. Jie supranti, pakeitė ministrą, kuris ten iš baimių ar dar iš kažko tai atsisakė vykdyti užpirkimų programą reikalingą vyriausybei.
Tai yra, na dabar, kad suprastumėte, rimtos ginkluotės, kuri reikalinga Lietuvai ir kurios per tuos 20 metų patriotai imitavę buvimą, reiškia, gynybos ministrais, nenupirko, dabar nupirkti neįmanoma. Šiandien tam, kad nupirkt reikalingą ginkluotę, reikia laukti iki 32-35 metų. Suprantat? Yra eilės tokios, pajėgumai yra neįmanomi. Karui reikia ruoštis iš anksto, pergalė mėgsta gerą pasiruošimą. Tai, ką aš čia dabar sakau, tai yra senos romėniškos citatos, kurias žmonės 2500 metų, reiškia, kartojo. Deja, jų nežinojo žmonės, kurie buvo skiriami į atitinkamas pareigas Lietuvoje. Bet tai čia mano atsakymas. Esu geriausiai įsitikinęs, kad tie 3,7 milijardo, kurie gali atsirasti gynybos biudžete, jau dabar sujaukė smegenis eilė Lietuvos politikų ir įsivaizduoja, koks bus didelis balius organizuojant pirkimus. Ir kadangi nieko rimto nupirkti negalės, tai pirks šlamštą. Todėl aš... Štai ką tai bus geri? Na, tai apie ką kalba. Suprantate, apie ką kalba. Todėl mes čia kreipiamės per smulkaus verslo asociaciją į vyriausybę, prašydami, kad būtų sukurtas visuomeninis komitetas karinių pirkimų priežiūrai. Nes žmonės, kurie sėdi Krašto apsaugos ministerijoje, ne per geriausiai pasirodė pirkdami auksinius šaukštus ar šakutės. Čia mano ir Artūro vieno kolegos vadovavimo laikais. Taip kad dabar šitą reikalą reikia uždaryti, nes padėtis yra pakankamai rimta. Grįžkim prie temos, dėl kurios aš bandžiau įsitarti, įsilieti. NATO dokumentuose visada skamba toks pavadinimas – Europinė NATO kolona. European Pillar of NATO. Tai ta kolona esame mes, Europos valstybės. Kad būtų aišku, Europa tai yra 500 milijonų rinka. Tai yra rinka didesnė negu Jungtinės Amerikos valstijos. Tai yra valstybės su labai gerai išvystyta karinė pramonė. Tai yra Vokietija, vien Rheinmetall, ko verta. Na? Tai yra Prancūzija. Prancūzija yra valstybė, kuri gaminasi viską išimtinai savo, pradedant šaulio ginklų ir baigiant lėktuvnešių. Tai yra valstybė, kuri turi pasigaminusi savo atominį ginklą ir kiekvienai atominiai bombikiai, kurių ten yra 300, turi po atskirą nešėją. Suprantate, tai yra labai rimta šito požiūrių valstybė, kurios karinė doktrina numato ne kažkokį tai NATO sprendimo laukimą, bet Prancūzijos interesų gynimą panaudojant akimirksnių turimas Prancūzijos pajėgas ir pradedant ataką ne nuo ko nors kito, bet nuo taktinio branduolinio ginklo. Taip kad į prancūzus reikia žiūrėti rimtai. Mes neturim mąstyti tos rusiškos propagandos rėmę, jog prancūzai yra tie, kurie ten pasidavė per 2 savaitės ir tik tai De Gaulle su savo tankų batalionu priešinasi. Suprantate, pasakom, šiandieninė situacija yra kita. Eikim toliau, tai yra Britanija su galinga karinė pramonė. Kad suprastumėt, kas tai yra Britanija, aš ne jums sakau, žiūrovai. Britanija tai yra valstybė, kuri 1,5 metų viena priešinosi Vokietijos kariniai mašinai Antro pasaulinio karo metais, kuri tuo metu jau savo sudėtyje turėjo ne tik tai Vokietiją, bet ir Čekija, ir Lenkija, ir Beneliukso šalis, kuriai vykdė tiekimus, metalų tiekimus švedų pramonė. Vienu žodžiu, Britai sugebėjo padaryti savo pramonės stebuklą, sėdėdami atskiroje šalyje. Tai yra italai su labai galinga ginkluotės pramonė. Sprendia, vienu žodžiu, trūksta koordinacijos. Bet ačiū Dievui, gerbiamas Putinas paskatino mus imtis darbo. Ir aš manau, kad reikalas bus vainikuotas ne ko nors kitų, europinių... Lukašenka apsitverti tvorom paskatino. Europinių karo pajėgų atsiradimų. Apie Lukašenkos tvoros nekalbėsim, nes čia gėdos reikalas. Suprantate, tą vištinyko tvorą už 100 milijonų paverst, reiškia, nacionalinių Kasčiūno pasiekimų ir pilotėtis.
taip kad čia atskira tema, negadinsim. Gerai, kadangi mūsų laikas jau į pabaigą, tai vat šitas gerbiamas Artūrai padarė gerą darbą, ten stodami į NATO. Jau turbūt dabar nekyla diskusijos šitų momentų. Gal diskusijos šiokios tokios yra, kyla visą laiką, bet aš galvoju, kad didžioji dauguma Lietuvos žmonių šiandien akivaizdžiai supranta, kad mes tik tai kolektyviniai sąjungoje galim užtikrinti savo saugumą, savo žmonių, pagaliau gyvenimus, kad ta valstybė išliktų. Bet aišku, ta nuotaika, kuri būdavo iškart įstojus, dabar mus jau gins NATO. Mes čia maždaug per televizorių žiūrėsim, kaip, reiškia, čia vyks tie mūšiai, o mes, reiškia, mažiausiai čia dalyvausim. Tai ne, dabar jau atrodo keičiasi žmonių sąmonė ir supranta, kad mes turėsim gintis, kad ateis kitų valstybių pagalba, bet mes turėsim priimti ir aktyviai dalyvauti šitoj kovoje ir gynyboje. Taip kad aš galvoju, kad mes turim sąjungininkų, kurie mums sunkią valandą pagelbės ir bus kartu su mumis. Na, aš negaliu pritarti tam, ką Artūras tik pasakė, nes jeigu prieš kokius 4 metus aš būčiau abejojęs greitą NATO reakciją, ir taip ir buvo, nes prieš 4 metus NATO planuose dar buvo leisti okupuoti Baltijos valstybės ir paskui jas atsiiminėti per pusmetį. Suprantate, tai dabartinė situacija yra stipriai pasikeitusi ir žinoma reakcija iš NATO valstybių bus. Bet mūsų uždavinys ne paversti Lietuvą karo lauku, bet neleisti karo veiksmams kilti Lietuvoje. Ir čia naudodamasis progą aš noriu pasakyti, kad šiandien artėjant prezidentiniam rinkimam, Europarlamento rinkimam ir rinkimam į parlamentą, yra atsiradę labai daug žmonių Lietuvoje, kurie labai spekuliuoja šitą temą. O šiandien man skambino eilė, reiškia, mano senų pažįstamų, kurie iš kažkur tai yra išgirdę, kad jau rugpjūčio mėnesį į Vilnių puls Lukašenka kartu su rusais. Ir žmonės yra pergasdinti, žmonės pasakoja vienas kitam, kad reikia skubiai pirkti būtus, važiuoti iš Lietuvos. Na, aš naudodamasis progą noriu pasakyti, kad ateities nežino niekas. Šiandien aš nematau tokio pavojaus ir nematau tokios galimybės nei Rusijai, nei Baltarusijai mūsų atakuoti. Tai nereiškia, kad mes neturim įvykdyti atitinkamų pasirengimų. Tai nereiškia, kad mes neturim būti pasiruošę veikti efektyviai. Tai reiškia tik tai tiek, kad reikia nustoti gąsdinti vieni kitus, reikia duoti į pasturgalį visiems taikos prezidentam ir visiems karo prezidentam. Ir tokiu atveju mes susitvarkysim su visom problemom, taip kaip mūsų su kolega susitvarkėm 90-ais, 2000-aisiais, kur kas sudėtingesnėse situacijose negu yra dabar. Gerai, tai dėkui Audriui, dėkui Artūrui, dėkui mūsų kanalo žiūrovom, kurie žiūrėjo šitą laidą, dėkui, kad jūs stebit mūsų laidas, kad spaudžiat patiktukus, kad komentuojat ir iki sekančių susitikimų. Sudė visiems.